Beveik kiekviena akių gydytojo konsultacija prasideda nuo matymo tikrinimo. Ir atsimenat, uždengiam kairę akį, uždengiam dešinę akį ir patikrinam, kiek pacientas mato. Kas smagu, mes kabinete turim daug įvairių būdų, kaip tą matymą tikrinti. Tie, kas pažįsta raides, klausinėjam raidelių, kas nepažįsta, kartais pažįsta skaičiukus, jeigu nepažįsta skaičiukų, raidelės, jeigu nepažįsta raidelių, mes įjungiam paveiksliukus, kai net ir patys mažiausi, tie, kurie moka kalbėti, mums puikiai pavyksta ištirti regėjimo aštrumą arba, kitaip tariant, matymą. Bet ne tik tai matymo patikrinimas viena ir kita akim mums atsako į klausimą, koks paciento matymas. Ta mes galim išsitirti net ne vienu aparatu, kuriuos turime pagalbą mažylių klinikoje. Norėdami įvertinti paciento matymą, mes matuojame refrakciją. Refrakciją galim išmatuoti net ir patiem mažiausiam kūdikėliam kelių dienų gimusiems su puikiu nuotoliniu aparatu, kuris vadinasi Plus Opticsas. Vaikams labai patinka ir skleidžiamas aparato garsas ir vaizdas. Ir tam mums nereikia jokio kontakto su pacientu. Didesniem vaikams, nes aparatas tikslesnis, refrakciją mes matuojam štai šituo aparatu, kur vaikai puikiai žino, kad pasižiūri į balionėlį ir mes galime pasakyti, gera ar bloga yra mūsų paciento rega. Turim ir kitų aparatų, mikroskopą, kuriais apžiūrim akies anatominę struktūrą. Vaikams labai patinka išbandyti visus aparatus, pasižiūrėti, ką vienas aparatas rodo, ką kitas aparatas rodo. Tai šituo aparatu, čia yra optinis koherentinis tomografas, galim nufotografuoti akies dugną, įvertinti tinklainės sluoksnių struktūrą. Čia yra aparatas, jis turi kelias funkcijas, bet mes, kurią dažniausiai naudojam pagrindinę, tai vertinam, kaip auga akis. Naudojam jį kaip biometrą, matuojame, koks yra akies ilgis. Nes trumparegių vaikų kaip taisyklė akis užauga ilgesnė. Ir stebim, kaip ta akytė auga. Vaikam trumparegiam, kiti vaikai irgi nori prie šito aparato atsisėsti, sakau, kad šitas aparatas skirtas tik tiem vaikam, kas nešioja akinukus ir blogai mato į tolį.